Esate pastatę jau virš 600 000 kvadratinių metrų nekilnojamo turto objektų, valdomo turto vertė virš 500 milijonų eurų, šiemet siekia 123 milijonų eurų. Esame šiuo metu pirmoje vietoje, daugiausia parduodantis būtų Lietuvoje. Lietuviai, manau, sugeba veikti visam pasauliu. Labai didžiuojasi lietuviška drąsa. Kiekvienas verslas turi užduotį išeiti į užsienio rinkas. Manau, kad tikrai ateitis mūsų bus Lenkija ir Vokietija. Mes džiaugiamės būdami čia Lietuvoje. Pirmiausia, reikėtų suprasti, ko tu nežinai. Visų pirma, tai due diligence'as. Teisinis patikrinimas, tai nėra prabangos dalykas, tai yra privalomas dalykas. Dabar vis rečiau tą išgirstu, kad nuomos sutartis visgi yra susitarimas, o ne rekomendacija, kaip bendradarbiauti. Drąsos, bet ne naivumo. Tokio kaubojiško naivumo. Užsimerkiu bus gerai. Įkoj, kiekvienas statybos leidimas yra vienragis. Stebim, kas vyksta, popkornus valgom. Sveiki prisijungę į jau 6-ąjį Naujų horizontų epizodą. Šioje tinklalaidėje šnekam apie Baltijos verslus vykdančius tarptautinę plėtrą. Šiandien turime ypatingą svečią, vienos garsiausių ir sėkmingiausių nekilnojamo turto ir statybų grupių, EIKA Group vadovą Domą Dargį. Sveiki. Ir taip pat mano kolega Simonas Kukauska, nekilnojamo turto partneris Sorainen. Sveiki. Tai gal pradėkim, Domai, nuo tavęs ir nuo grupės, gal galėtum pristatyti šiek tiek daugiau grupę. Visi žinom, kad esate dideli, sėkmingi, bet papasakok, kaip tu, kaip vadovas, matai savo grupę. Tai EIKA Group pats pavadinimas šiaip gan naujas yra, nes padarėm tam tikras pertvarkas. Kažkaip veikdavom visą laiką pavadinimo EIKA, tada EIKO statyba, tada EIKA Asset Management, prasidėjo tas vardas vis linksniuojamas ir teko imtis tvarkos, tai įkūrėme tikrą holdingą, EIKA Group, ir atskiriam veiklas. Holdingas pats kaip investicinė kompanija, o pagrindinės grupės įmonės tai yra EIKA Construction, statybos bendrovė, EIKA Development, nekilnojamo turto plėtros bendrovė, EIKA Asset Management yra investicinių fondų valdymo bendrovė ir yra kitos veiklos kaip viešbučiai ir kolivingai ir kitos investicijos, kurios veikia savo pavadinimais. Tai turim Solo Society, tokį kaip vardą sukūrė, laisvas ekonominės zonas valdom Kėdainiuose ir Šiauliuose ir taip toliau ir taip toliau. Tai tikrai daug veiklos, daug sričių. Mačiau pas jūs skaičius, kad esate pastatę jau virš 600 000 kvadratinių metrų nekilnojamo turto objektų. Veikiate kaip investicinė grupė, kurios valdomo turto vertė virš 500 milijonų eurų ir pajamos pernai buvo 86 milijonų eurų. Šiemet siekia 123 milijonų eurų. Tai tikrai didelis augimas. Turbūt nežinau, ar didžiausia jau, ar vieni didžiausių, gal nesimatuokim, bet tikrai vieni didžiausių NT ir statybų grupių Lietuvoje. Žinom jūsų projektus irgi, labai džiaugiamės šito oro uosto terminalų, labai fainas, Rūdininkų karinio miestelio pirmas etapas ir aišku mūsų fainas Life Square, Gedimino 44, kur įsikūrė Sorainen. Tikrai labai puikius projektai. Ir aš žinau, kad tu žinai, kad Life Square yra geriausias jūsų projektas. Taip. Mylimiausias ir mūsų mylimiausias. Gerai, kiek šitoj plėtroj buvo svarbi ir kiek dabar kokia dedamoji yra tarptautinė plėtra, ėjimas į užsienio rinkas? Nes jūs jau esate 4 ir jau beveik 5 rinkose, taip? Tarptautinė plėtra užima vis didesnę dalį mūsų veiklos, dėmesio ir prioritetų sąraše. Kiekvienas verslas turi užduotį išeiti į užsienio rinkas. Kiekvienas verslas, jo, sakykime, pagrindiniai verslai kaip EIKA Construction, gal girdėjot, buvo pakviesti ir dalyvavo konkurse Vokietijoje karinių miestelių statybos. Tai irgi yra žingsnis į užsienio rinkas. Tai palaukit, statot ne tik Vokietijos brigadai Lietuvoje, bet ir Vokietijos brigadai Vokietijoje. Dar nestatom, norėtumėm, būtų puikus projektas, tikimės, kad pavyks žengti į užsienio rinką. Vokietija gal sutapo taip, kad čia ir su vokiečiais Lietuvoje bendradarbiavom, tai gal toks natūralus žingsnis, bet nebūtinai. EIKA Development, kuri užsiema nekilnojamo turto plėtra,
irgi pakeliui yra pradėti būsto plėtrą Lenkijai, Varšuvai, su partneriais, tai jie irgi turi didelių ambicijų, na, o sėkmingiausiai kol kas, kurie, galiu pasakyti, tikrai tarptautiškiausia įmonė grupė, tai yra A-Cast Management. Nereikšmiškai dirbanti tiek Slovakijoje, tiek Lenkijoje, tiek Latvijoje. Tai jūsų fondų, investiciniai fondai. Taip, fondų valdymo įmonė. Taip. Tai tikrai įspūdingas tas jūsų plėtros šitas greitis pastaraisiais metais, bet prieš ir šnekėjom, kad jūs prieš dar 2008 metų finansų krizę turėjot Baltarusijoje veiklos, Ukrainoje statėt, po to Ukrainoje statėm, mes buvom įkūrę tiesiog filialą tokiai kaip analizai, daugiau susipažinimui su rinka, bet konkrečių investicijų nesėmėm. Okay. Baltarusijoje atlikom paslaugas statybos darbų. Tai buvo tikrai labai senai, iki 2000 metų dar, tai nevadinčiau tai, kaip sakyti, kaip tokia prioritetinė kryptis, gal ten tiesiog tuo metu santykiai buvo kažkokie artimesni. Baltarusija buvo rinka svarbi, turbūt daugelius Lietuvos įmonių, tai tuomet tarpe mes irgi ten dirbome. Kaip ta plėtra, kuri prasidėjo po 2020-2021, pirma plėtra buvo į Slovakiją, taip? Pirmas etapas buvo Slovakija. Kaip čia atsitiko? Kodėl Slovakija, o ne Latvija, Estija, Lenkija, mūsų kaiminės rinkos? Ja, tai mes analizuojam tų rinkų daug, bet žingsnį žengiam, kai yra tam tikros aplinkybės. Tai Slovakijos aplinkybė gera buvo, kad ten turėjom mums pažįstamą partnerį, tai yra investuotojas iš Austrijos, su kurio dirbome Lietuvoje. Ir jie Lietuvoje investavę, mes kartu su jie investavom Lietuvoje. Ir jiems Slovakija kaip namų rinka, jie turi Čekiją, Slovakiją, jiems, kaip sakyti, šalia Vienos netoli yra Bratislava, ne? 50 km, tai jie ten labai senai dirba ir mes, kadangi pasitikėjom jais, kaip partneriai, su jais kartu investavom į Slovakiją. Gerai, tai partneriai padėjo į Slovakiją užeit, po to buvo Latvija. Kaip su Latvija? Latvija, sakyčiau, kažkaip visą laiką mums atrodė tokia suprantama rinka šalia. Rinka, taip, namų rinka. Jo, ir kažkaip, gan panašiai veikianti. Ir tarkim, mes investavom į prekybos centrą, ne? Tai prekybos centro pagrindinis nuomininkas buvo Maxima, kiti nuomininkai buvo Lemon Gym, Vinoteka, ta prasme, visi lietuviški vardai. Tai net juokinga buvo, kad dėrybos nuomos vykdavo Vilniuje, ta prasme, kad mes kalbėjom su Lemon Gymu ar su Vinoteka čia Lietuvoje, tai tiesiog buvo gan paprasta. Gerai, kad rašinėjom lietuviškai, nes Latvijai gali pergyventi, kad čia lietuviai valdo Latviją. O patį objektą pastatė, man atrodo, Lords LB fondas. Vėlgi. Taip. Tai žodžiu, lietuviai investuoja aktyviai Latvijoje, labai gerai. O kaip jūs pasirenkat šiaip rinkas, ta prasme, užsienio rinkas? Žiūrit, analizės atliekat ar partnerius? Dabar galiu pasakyti, kad turim labiau struktūruotą procesą, negu pradžioje. Pradžioje buvo tokios aplinkybės, ne? Kažkokios. Latvija gal daugiau strategiškai buvo įdomi rinka, bet Slovakija buvo, mano manimu, tokia dabar oportunistinė galimybė. Sėkmingai tikrai investavom, iki šiol džiaugiamės tą investiciją, bet nelaikom Slovakijos strateginę rinką, ne? Šiuo metu mes žiūrim truputį sistemiškiau ir yra, kaip sakyti, du keliai, pagal kuriuos mes žiūrim investicijas, tai yra arba vadinamas tas toksai undervalued kažkoks sektorius, tai yra kur nuvertintas nepelnytai, ne? Tarkim, mes šiuo metu vykdome investiciją, užbaiginėjom Vokietijoje. Planuojame įsigyti greitų metų sandėlį, nesenai pastatytą, ne? Ir mūsų manimu, būtent nekilnojamas turtas Vokietijoje šiek tiek yra nuvertintas, žiūrint tiek istoriškai, tiek lyginant su, tarkim, šalia Prancūzija, ne? Tai kažkaip tos nuotaikos tokios niūrios Vokietijai labai persiduoda į visus sektorius ir nebūtinai atliepia tikrą situaciją. Tai, aišku, gal aš galiu būti neteisus, ne? Bet atrodo šiuo metu, kad tai yra truputį nuvertinta rinka. tai užėmėme Vokietiją. Čia kaip ir Lenkija, kokia, pavyzdžiui, tuo metu, kai daugiausiai investicijų atliko, tikriausiai ten buvo Covidas, buvo karas Ukrainoje ir tie vokiečių fondai pasitraukė ir taip toliau. Lenkija užėjom geriausių momentų, nors rinką stebėjom senai, daug įdirbio darėm, bet
realios investicijos prasidėjo tuo metu, kai iš tiesų įvyko invazija į Ukrainą ir, vadinkim, praktiškai pagrindiniai investuotojai, kurie investavo Lenkiją, buvo užsienio investuotojai, ne vietiniai, ne? Jie buvo uždominavę Lenkijos rinką, jie pastraukė, sustojo. Tai mes juokavom, kad buvom vienas didžiausių investuotojų, nupirkom vieną iš 6 biurų tais metais, 23 metais Lenkijai. Tai tikrai buvo sausra ir mes atėjom per sausrą ir tikrai labai daug dėmesio sulaukėm tiek iš fondų, tiek iš vystytojų, iš brokerių, teisinių kontorų. Tikrai labai giliai užmesgiam didelį tinklą santykių, kuris iki šiol mums sėkmingai padeda darbuotis Lenkijoje. Sandorį sugeneruoja ir taip toliau. Mes atsimėm, pas mus važiuodavo irgi teisininkai iš Lenkijos, sakydavo, supažindinkit su EIK. Čia ne veltui Lenkijos advokatai važiuodavo net į lietuviškas konferencijas nekilnojamo turto, kurios nebuvo į anglų kalbą verčiamos. Netgi taip, ne? Mokinosi lietuviškai, kad su EIK pabendrauti. Tai va, bet žinokit, tikrai čia, kai atvažiuodavo iš kokios didelės kontoros, ten 5 advokatai arba top ten brokerių vadovybė, kokį nors nekilnojamo turto konsultantų, tiesiog stebindavo, žinai, kas čia darosi, tai va. Bet, vadinkim, tai buvo 23, 24, kažkiek dabar jau viskas baigėsi. Bet čia buvo irgi drąsus žingsnis, Domai, ne, pašnekam. Tai buvo metai, kai turbūt tas Ukrainos karas atrodė labiau pesimistiškai negu šiandien, taip, kai Rusija jau gauna taip sakant, į klyną, bet šitą dabar, tada buvo visi išsigandę, vokiečių fondai atsitraukinėja, kiti fondai atsitraukinėja, o jūs ateinate į Lenkiją su Lietuvos investuotojų pinigais, ne? Jūsų fonduose, kiek ten, virš 90% Lietuvos yra investuotojai, fiziniai asmenys, institucijos, 98%. Pensijų fondai. Ir jūs su tais pinigais ateinate į Lenkiją, kur irgi grėsia geopolitika, rizikos visos, ne? Tai žinokit, perspektyvos klausimas, ne? Vokiečiai arba ten amerikiečiai, Lenkija yra, tokia, labai arti Rusijos, ne? Tai yra šalia Ukrainos. Tai Ukrainos siena, ne, Rusija šalia, viskas labai pavojinga, ne. Iš mūsų perspektyvos, ne, jeigu taip atsėdim šiandien Vilniui, Lenkija šiaip yra į vakarus nuo Lietuvos. Ir žymiai gilesnė. Tai mums tai yra yra tolyn nuo Rusijos, ne. Tai perspektyvos klausimas. Ne? O kiek įdomu gynybos investicijos į gynybą? Lenkijagi pirmavo, pirmus metus daugiausiai investavo ir toliau pirmauja. Dabar didžiausia kariuomenė Europai kūrė. Tai kiek tas davė pasitikėjimą? Sakykime, mes kai priėmėm tos sprendimus, tai dar nebuvo tiek daug investuojama į saugumą, bet buvo tikėjimas mastu, kad tokio dydžio šalis, matėm, kad Ukraina sugeba apsiginti, kažkaip galvom, kad Lenkija irgi sugebės apsiginti. Ne? Tai toks jo tikėjimas dydžiu. Kažkaip šiek tiek gal nėra smagu kalbėti apie tą masto ekonomiką, nes mes esame iš mažos šalies, bet jinai yra svarbi. Masto ekonomika žaidžia, nekilnojamam turte taip pat žaidžia. Tai Lenkija tikrai turi pakankamai didelį mastą, kad galėtum veikti. Kiekviena rinka ir tai yra skirtinga. Saugumo prideda, ne? Prideda saugumo ir šiaip kiekviena rinka yra skirtinga, ne? Ir įžengti į Latviją arba Estiją ar į Lenkiją, man atrodo, tiek pat yra vargo ir triūso ir valandų ir prakaito lašų, ne? Taip. Bet įžengus, ką veikti yra žymiai daugiau negu ten Latvijoje ir Estijoje. Tai mes pagalvom, kad čia nebuvo vien tik tai tas geopolitinis sprendimas, tai buvo sprendimas daugiau dėl plėtros, dėl ambicijos. Ne? Jeigu mes tikrai turim ambiciją, turim dirbti didesnį rinką. Turi būti didelė rinka. Jo. Nei kokia Estija mažytė, bet būtent, į Lenkiją. Būtent. Tai va, bet aš ką norėjau pabaigsiu, ne? Tai čia buvo pradžia. Ne? Kodėl mes toliau investuojam Lenkijoje? Nes dabar grįžo visi fondai, visas pasaulis vėl investuoja. Ne? Konkuruojam su skandinavais, konkuruojam su vokiečiais, konkuruojam su Izraeliu, Pietų Afrika. You name it, ne, amerikiečiais. Tai kita istorijos dalis, mūsų vėlgi strateginės žingsnis į plėtrą, tai yra potencialas augimui. Tai vėlgi žiūrim į šalis, į ekonomikos, kurios greičiausiai auga ir augs. Lenkija vėlgi dabar atitiko
iš pradžių buvo undervalued, ne, kad nuvertinta, išsigando visi investuotojai, galėjai pigiai įsigysti turtą, dabar yra istorija kita, augimo istorija. Kad Lenkija beveik esu įstikinęs taps greitų metų numeris 1 logistikos hubų Europos, jau netoli to yra, ne? Pagal tai, kiek yra statoma sandėlių, tai tikrai visa logistika panašu, kad vyks Lenkijai, ne? Nes jie labai konkurencingi yra logistikoje. Toliau, reiškia, edukuota visuomenė, tai reiškia technologijų visas sektorius ir potencialą turi, matom netgi lietuvių įmonės labai sparčiai auginasi raumenis Lenkijai, ne? Tai augimo ta tezė išlaiko mus Lenkijai, ne? Tai bet šitas dvi kryptis ir žiūrim, kokios ekonomikos turi didelį potencialą augti, arba sektoriai, arba kas yra nepelnytai nuvertinta. Ir tai perina, Lenkija buvo nuvertinta, dabar augimą, Vokietija turbūt dabar nuvertinta, po to į augimą. Gerai, tai dar kalbant apie nekilnojamo turto segmentą, tarkim, į kokį jūs daugiausiai investuojat užsienyje arba toje pačioje Lenkijoje, tai gal papasakotumėt. Tai pradėjom nuo ofiso pastatų, biurų. Tai iki šiol investuojam biurus, kaip tik irgi uždarinėjom sandorį Vroclave. Gali būti, kad jau kai išeisit į eterį, bus paskelbtas sandoris, nedidelį biurų pastatą įsigysim. Tai toliau manom, kad yra šiek tiek nuvertinti biurų pastatai, ypač jeigu tai nėra Varšuvos CBD. Varšuvos CBD žinom, kad jau mokama yra kaina artėjanti prie Vokietijos. Tai reiškia, kad nebėra nuvertinti tikrai biurai tose centrinėse lokacijose, o šiek tiek tose kitose miestuose dar galima įsigyti gerom kainom, mano manimu, ne, pigiau negu statyti. Tai tęsam investicijas į biurus, nuo ko ir pradėjom. Tai turim Varšuvoje ofisą, Krokuvoje įsigiję pastatą ir dabar Vroclavas trečias miestas. Ne. Kita tema yra sandėliai. Į sandėlius investuojam naujus, į statybą sandėlių, pasitelkdami partnerius. Ir čia vėlgi yra ta mano ką tik paminėta tema apie Lenkiją kaip logistikos hubas. Tai tuo tikim. Tai augimo istorija. Augimo istorija, kad sandėliai turės perspektyvą Lenkijoje dėl to, kad pasirenkama bus ta šalis kaip centrinis hubas plėtrai. Tai yra e-komercija, tai yra manufacturing, tas vadinamas nearshoring, ne, kad daug Europos ir tarptautinių kompanijų plečia gamybą ir ta gamyba irgi dažnai atsiduria Lenkijoje, vėlgi gamyba reikalauja supply chain logistikos ir taip toliau. Tai yra daug priežasčių, kodėl reikia statyti sandėlius Lenkijai. Labai įdomu, nes iš tikrųjų Lenkija iki šiol lietuviams tokia nebuvo labai sėkminga rinka, buvo pora tokių nudegimų istorijų ir aš girdėjau verslininkus komentuojant, kad jeigu nori būti sėkmingas Lenkijai, reikia samdyti Lenką, vadovą, reikia lenkišką pavadinimą, jūs tarp kitko su Eika veikiat, nėra lenkiško kokia Eika aš... Dėja neturi kol kas per Lenkų kalboje jokios jungties su Eika. Tai va, Eika veikia, vadovų lenkiškų turit kažkokių? Mes turim darbuotojų. Darbuotojų, bet vadovai lietuviai, ne? Vadovai lietuviai, turim darbuotojų, auginamės komandą, tai svarstam tarp kitko visai nesenai, kad reikia galvoti jau apie country manager, kad turi būti Lenkijoje kažkoks tai vadovas. Vadovų, nes jeigu kalbant, pavyzdžiui, apie mūsų komercinį nekilnojamą turtą, tai paskutinius ten dabar net galvoju, tikrai nuo COVID-o, nuo 22 metų, tikrai visi įsigijimai komercinio nekilnojamo turto arba plėtra vyko Lenkijai. Aš kalbu apie fondų veiklą, ne? Tai akivaizdu, kad kryptis yra į tą pusę ir pagrindinio mūsų to nekilnojamo turto fondo Eika Real Estate Fund, kuris investuoja į komercinį nekilnojamo turtą, daugiau negu pusę portfelio yra Lenkijai. Taip, tai tikrai reikia komandos. Gerai, prie komandos mes prieisim. Aš dar noriu apie tas rinkas pabaigti, ne? Dabar pas jūs labai gražiai susidėliojo. Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir dar Vokietija. Taip, vientisas toks žemėlapis. Galima važiuoti, ne, per turą daryti turto. Taip, kaip Radimas važiuodavo per savo dvarus ir visada turėdavo kur nakvoti. Tai
dabar taip vientisas gausi žemėlapis, čia turbūt netyčia taip gausi, ne? Galėjo ir ne vientisas Ir taip gautis, ir ne. Ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Šiaip, sakau, yra ir tokių oportunistinių užėjimų, bet yra ir strateginių. Turbūt ir strategija, pasiruošimas. Aš vadinčiau taip, jeigu apie ateitį kalbant, ne? Manau, kad tikrai ateitis mūsų bus Lenkija ir Vokietija. Latvijoje mes realizuojam savo investicijas, pardavėm prekybos centrą, kur minėjau, kad Maxima buvo pagrindinis nuomininkas, ne, tai jie ir įsigijo tą turtą. Taip pat turėjom projektą plėtros co-livingo arba student housingo, bet matom, kad yra labai užpildyta rinka Rygos ir planuojam irgi šį projektą parduoti. Tai Latvija šiuo metu nėra strateginė rinka. Oportunistiškai manau, kad mes dalyvausim. Pakalbėsim apie kitas veiklas. Mes dirbam PPP, Public-Private Partnership veikloje, tai yra investuojam į infrastruktūrą. Tai Latvija nusimato labai įdomių didelių projektų infrastruktūrinių. Tai aš manau, kad mes ten tikrai norim sudalyvauti. Ir gynybinė infrastruktūra. Tame tarpe, taip. Bet komercinio nekilnojamo turto perspektyvos mūsų manimo yra limituotos, tai mes kol kas atsitraukiam. Per daug lietuvių susirinko Latvijai, taip? Ne, dėl to, žinokit, aš apie augimą kalbėjau, ne? Potencialas augti, šiuo metu dar jie neįrodė to potencialo užaugti. Vėlgi, aš džiaugiuosi, kad mes kalbam lietuviškai, nes jūsų kontora yra per visas Baltijos šalis, bet, šiuo metu tenka pripažinti, kad Lietuvos ekonomika didžiausią potencialą šiuo metu demonstruoja. Taip. Mes džiaugiamės būdami čia, iš tų 3 Baltijos šalių būtent Lietuvoje. Latvija kol kas to augimo tokio didelio nematom, oportunistiškai dalyvausime, bet strategiškai turbūt labiau žiūrėsime Lenkiją ir Vokietiją. Gerai, o apie naujas, sakykime. Pakalbėjom dar iš tikrųjų apie komercinį segmentą, apie logistiką, bet kaipgi bebūtų, ne? Tai... Būtai brangs. Būtai brangs. Kiek brangs, Tomai, prašau, kiek procentų? Tikiuosi, kad ne per daug. Tikiuosi, kad ne per daug. O kaip, sakykit, su būtų segmentu, ar planuojat užsienyje vystyti būtus? Minėjot, kad Lenkijoje susiradot partnerį. Jo, Lenkijoje planuojam greitų metų. Ar planuoja dar tada į Pietų Europą, tai apie tai gal dar pakalbam truputį. Tai kol kas labai sėkmingai vystom būstą Vilniuje. Tikrai džiaugiamės, esam šiuo metu pirmoje vietoje, daugiausia parduodantis būtų Lietuvoje, vadinkim taip. Šiemet jau pirmoje vietoje, pernai buvo antroje, ne? Mes parotuojam truputį, ne? Pasikeičia tos pozicijas, visą laiką top 3. Kiek aš atsimenu, kiek aš dirbu, tai top 3, bet šiaip dabar pirmaujam šiais metais. Tai tikrai džiaugiamės ir investuojam labai daug. Simonas žino tikrai, kad yra tikrai tų planų daug. Tai Vilnius yra tikrai pagrindinė rinka. Mes norim būti tikrai visą laiką top 3. Turėti ne mažiau 10% rinkos. Kol kas sekasi tuos pasiekti. Įeinam į Lenkiją, matom perspektyvą tikrai didelę tenai. Ir manau, kad šiemet tikimės dar, sakyčiau, be to pirmo sandorio, dar vieną sandorį padaryti, tai bent 2 būtų idealu, ne? Kitais metais gal dar 3 kokie. Ne? Tai tikrai plėtra. Čia vien Lenkijoje, taip? Jo. Jo. Pagrindiniai miestai, tai Varšuva, aišku. Gdanską žiūrim, Krokuvą žiūrim, Vroclavą, tai tos rinkose, didžiosiuose miestus. Sakant, Lenkijos specifika ne vien Varšuva, bet ir dar daug. Jo, jie turi stiprius regioninius centrus, kažkiek gal primena Vokietiją, gal ne tiek stipriai, kiek Vokietijoje, tie kiti miestai yra dideli, bet aktyvus. Paslaugų centrai ten atsidarinė kitose miestuose objektyviai. Jo, šiaip teko nesenai Gdanske būti, tai tikrai įspūdį labai gerą paliko. Tai matom, kad Domas pamilęs iš tikrųjų Lenkiją, bet dabar dar apie kitas rinkas pašnekėm. Jo, gerai, šiaip apie būstą. Apie būstą. Tai galiu pasakyti, teko istoriškai, net buvom susidomėję būstą vystyti Švedijai. Turėjom tenais tam tikrus santykius, buvom net sklypą įsigiję, čia turbūt niekur viešai nebuvo tas afišuojama. Mes išviešinsim. Jo, čia bus, sakykime, tam tikra atskleista informacija, ne, bet jau jinai senoka yra. Tai buvom nedidelį daugiabutį ten prie Göteborgo antro miesto, sakykime, tokiam kurortinėm miestelėje susiprojektavę, bet kažkaip visgi vadinčiau, gal šiek tiek pabijojom, šiek tiek trūko mum tos visos infrastruktūros. Nes statyba, plėtra, reikia infrastruktūrą turėti, ne? Kas valdys statybas, prižiūrės kokybę, santykiai su tiekėjais, taip toliau.
Tai pradėjom projektą su leidimu, ten, kaip pasakyti, nepraradom pinigų, daug neuždirbom šitą, bet nesiryžom tuo metu. Čia buvo, dabar galvoju, gal jau po krizės, turbūt po 8 metų, bet gan sena istorija, ne? Toliau vis pasižiūrim į Švediją, nes tų santykių dar turim, ne? Kas gerai, kad ir bankai tie patys veikia, tai jie ir finansuoti, tarp kitko mes Švedijoje irgi buvom komercinio turto investicijas, kai kurias nusižiūrėję ir netgi finansavimą buvom gavę, bet ten įvyko tam tikri dalykai, visgi nepavyko įgyvendinti sandorą, ne? Bet pavyzdžiui, jeigu reikėtų daryti plėtrą į Švediją, tai pavyzdžiui, su finansavimu nebūtų jokių problemų iš viso. Šiaip su finansavimu kažkaip sekasi, Lenkijoje ir dabar Vokietijoje gavom paskolą, tai kažkaip teigiamai žiūri į mūsų bankai. Ir gaunam gerų pasiūlymų. Ir jūs su didžiausiais bankais Lenkijoje toje pačioje dirbat? Taip, ir tarptautiniais bankais. Tai tikrai čia ta vieta, ačiū Dievui, yra sėkminga. Na, o grįžtant prie būsto rinkos, tai žiūrinėjomės, aišku, Pietų Europą, kaip ir visi turbūt, Ispanija, Portugalija, karščiausios rinkos yra šiuo metu, kur ir lietuvių nemažai dirba, bet patirtis yra labai skirtinga. Ir nepasakyčiau, kad labai sėkminga. Yra sėkmingų projektų tikrai, bet yra ir labai nesėkmingų projektų, tai kaip ir kol kas žiūrim, kaip sudalyvauti tame sektoriuje, norėtųsi, nes tos rinkos turi labai didelę augimo kaip ir tezę. Tai yra, kad nepaisant to, kad visą grasina pasaulinio atšilimo, kad nebeįmanoma bus, reiškia, Ispanijoje poilsiauti, tai girdžiu 20 metų. Kažkaip tai neveikia neigiamai nekilnojamo turto rinkos, kainos sproginėja, reiškia, sandorių skaičius rekordinis, tai visgi, kad tai yra labai karšta 2 mėnesius, nereiškia, kad nereikia ten investuoti. Ne? Tai manau, kad kol kas ta tezė nesikeis, kad kas dabar keičiasi, tarkim, galimybė dirbti nuotoliu atsiranda, ne, tai galima pasirinkti netgi savo darbą organizuoti, kad ir Pietų Europoje. Tai visa tai, plus geopolitika, daro tas rinkas labai patrauklias. Iš tikrųjų, ir atsiranda verslų, esu dirbęs ir su startupais, kurie Ispanijoje veikia, lietuvių ir panašiai. Tai gerai, Ispanija, Portugalija. Kaip skiriasi Ispanija, Portugalija nuo Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Lietuvos, dabar ką jūs matote? Pietus ir šiaurė, ne? Tai anksčiau buvo rytų Europą, vakarų Europą, manau, dabar galim kalbėti apie šiaurės Europą, pietų Europą. Ne? Tai mano manimo, mūsų mentalitetas labai priartėjo, čia galbūt truputį yra wishful thinking, ne? Bet yra ir tame šiek tiek tiesos prie skandinaviško, tokio šiaurietiško mąstymo, ne? Kad mes daug dabar labiau, kas jums gerai, laikome sutarčių, ne ką susitarėm, ką pasirašom, tas galioja, įstatymai galioja, tai reiškia tas toksai, vadinkim, susitarimas raštiškas ir tie visi reikalavimai tampa veikiantis realiam gyvenime. Teisės viršenybė ir teisės sustarimai teisiniai veikia. Labai gerai. Taip, manau, kad mums gerai. Dėkingi esame ir jūsų profesija, ne? Gerai dirbam. Jūs gerai dirbat ir sustarimai yra vertinami. Ne? Ir teismai veikia. Nes esu girdėjęs istoriškai dar, kad nuomos sutartis yra tiesiog rekomendacija, nebūtinai sutartis. Dabar vis rečiau tą išgirstu, ne? Kad nuomos sutartis visgi yra susitarimas, o ne rekomendacija, kaip bendradarbiauti. Ne? Nes tikrai per visas krizes, ten 9 metais, tai aš ten tų visų epitetų apie sutartis esu girdėjęs daug. Ne? Tai dabar, ačiū Dievui, kad sutartis daugeliui Lietuvos verslininkų reiškia, kad reikia laikytis jos. Ne? Tai taip to nepasakyčiau apie Pietų Europą. Mes esam dirbę, vėlgi, sakykime, eksperimentas buvo, Kiprė statėm Saulės parkus 2. Ir supratom, kaip veikia rinka, kur raštiški susitarimai yra daugiau tokia kaip rekomendacija, bet ne veikiantis susitarimai. Ne? Tai
iš tiesų labai išgąsdino, nustebino, kad gali ta pati Europos Sąjunga būti visai kitokia ir kad taip kaip atrodo turėtų veikti vakarietiška arba, tarkim, išsivyščiusi valstybė, jinai gali veikti visai kitaip. Tai turėjom tikrai labai blogą patirtį, kai vietiniai, sakykime, tie partneriai arba mūsų rangovai, kurie atliko darbus absoliučiai kitaip interpretavo sutarimus, tai tas išgąsdino. Tiksliau nesilaikė. Visiškai nesilaikė ir čia ne tik mūsų patirtis, ne? Ir tą girdžiu apie Ispaniją, tikrai dažnai, tai tas tikrai gąsdina. Apie tos nesilaikymus, apie sutarčių interpretacijas. Tai gerai, kaip vyksta nesilaikymas praktikoje, papasakok, ką reikia žinot. Daug lietuvių kažką. Galiu papasakot, kai mes pirkom prekybos centrą Pietų Ispanijai. Tai buvom susitarę, gavom sutartis nuomos, ten buvo maisto prekių parduotuvė, man atrodo. Ir mes, kaip ir perskaitėm, ten įsivertinom, reiškia, tą nuomos pajamas, kokias ten parašytos sutartį, pasiūlėm kainą, susitarėm kainą ir pasamdėm konsultantą, ispaną, kuris turėjo padaryti tą due diligence, ne? Patikrinimą, taip. Kuri turėjo patikrinti, ar viskas yra teisinga, kas rašoma, ne? Ir jisai, turėdamas patirtį, paprašė to savininko, kad atsiųstų bankinius mokėjimus. Kiek realiai moka, ne? Kiek perveda pinigų tas operatorius jam į sąskaitą, kas man pasirodė, čia too much. Mes Lietuvoje to neprašom, kai perkam prekybos centrą, kad parodyk, kiek to moka. Ar tikrai realiai moka pinigus. Ir ką jūs savo galvojat, reiškia, jisai atsiuntė tos mokėjimus, jie netitiko visiškai sutarties. Ir mes galvom, kas čia darosi. Ir komentaras buvo koks laikina nuolaida. Reiškia, buvo sunkus metas, mes susitarėm žodžiu, kad jisai mokės mažiau. Ir taip moka porą metų. Wow, ir čia baigsis ten gruodį. Taip. Tai gerai, sakau, tai palauksim. Tam buvo ruduo, žinai, palaukiam gruodžio ir atėjo sausis, vasaris, tai gerai, sakom, dabar jau parodykit, kiek jisai moka. Ką jūs sakovot, moka tiek pat, mažiau. Prasitėsi nuolaida. Mažiau. Nuolaida, ta žodinė, toliau galioja. Ir ką jūs savo galvojat? Tai mes sakom, tai čia yra realios pajamos. Tai gerai, tai mes norim tokios gražos, imam tą mažesnę nuomą, dauginam iš ten daugiklio kažkokio ir atitinkamai, jeigu tai 20% mažesnė nuoma, 20% mažiau mokam. Nes tiek realiai, reiškia, uždirba tas jūsų pastatas, tai reiškia, tokia yra jo vertė. Ir sandoris nulūžo. Aišku. Tai va. Norėjo geros kainos. NOI skaičiavo net operating income pagal sutartį, o pinigai pagal faktą. Susidarė buvo įspūdį, kad, reiškia, mes patikėsim kažkokią svajonę, kad kažkada bus pasiektos tos nuomos pajamos, kurios buvo sutarty. Tai baigsis sutarties terminas. Žodžiu, tai va tokie dalykai, kur, man atrodo, Lietuvoje, neteko girdėti, kad būtų žodinė suteikiama nuolaida, kuri galioja neaišku kiek, ne? Tai va, tai čia yra Ispanija. Arba emocijos minėja, ne? Emociniai dalykai. Yra. Vat, žinau pavyzdžių, tarkim, ne mūsų pavyzdys, bet ir Portugalijoje beje buvo situacija, reiškia, vystytojas susipyksta su statybininku, ten dėl kokybės, jam nemoka, tada statybininkas užrakina statybos aikštelę ir pareiškia, kad dabar, reiškia, kol mes susitarsim, darbai nevyksta, aš saugau savo turtą ir neleidžia, reiškia, savininko patekti į savo teritoriją. Skamba kaip laukiniai laikai prieš mūsų. Prieš 20 metų. Tai va tokie dalykai. Pietietiškas mentalitetas. Aš kitą istoriją girdėjau skrisdamas iš Dubajaus, tokiu irgi statybininkų skridau, sakė, pavyzdžiui, Dubaj, arabai niekada nemoka paskutinės sąskaitos.
tiesiog toks yra principas. Sutartį turi paskutinį mokėjimą, bet jie niekada nemoka. Gerai, tai pašnekėjom apie tos kultūrinius skirtumus, apie galbūt skirtingą verslo požiūrį, mentalitetą, bet lietuviai vis tiek eina į tas rinkas, ne? Eina į Ispaniją, į Portugaliją ir kitur. Tai kaip čia yra? Ar drąsūs tie lietuviai, ar mes mokam sėkmingai tą verslą daryti, susitart, kaip tu matai lietuvius bendrai, investuotojus, NT sektorių, kitose sektoriuose Europoje? Tai turbūt nebereikia čia jau girti savęs, ne? Pagirkim. Taip. Tai lietuviai, manau, sugeba veikti visam pasauliu ir ne vienas verslas tikrai sėkmingai veikia globaliai. Vat mūsų nesenai prisijungęs vykdantysis vadovas, Chief Operating Officer, ne, Antanas yra atėjęs iš Teltonika grupės, ne, tai jisai užaugino kartu su Teltonika tą fleet management vadinamą verslą per visą pasaulį, ne, ir ten, nežinau, gal 100 šalių dirba. Tai va geras pavyzdys, neatsitiktinai pas mus atsirado jisai, Antanas, kad truputį padėtų mums pamatyti tą būdą, vaizdą, kaip eiti į daug rinkų. Gal skirtingai nuo tokių technologinių įmonių, kurios gal turi tam tikrą tarkim, galimybę investuojant nedidelio sumas. Taip, jie skaitmeniniais kanalais. Pasibandyti rinkas. Tai su nekilnojamu turtu dėja to nepavyksta, tikrai reikia daug investuoti. Taip. Kad pasibandytum rinkas ir užeiti reikia jau su dideliais pinigais. Tai yra tikrai, reikia drąsos tame. Tai lietuviai kažkur čia buvo reklama drąsi tauta, ne? Taip. Šiaip nebereikalo. Man atrodo, kad tos drąsos yra labai daug. Tikrai labai didžiuojasi lietuviška drąsa, kad nebijo bandyti, ko reikia šiai dienai. Yra labai neapibrėžtas pasaulis. Taip. Pokyčiai nuolatiniai. Tai jeigu tu išsigąsti ir lauki, kol nurims jūra, tai tavęs nebeliks. Man atrodo, tiesiog jau kaip ir nebesulauksi, kol nurims. Pastaraisiais metais nenurims. Taip. Nebenurims ta jūra. Man atrodo, kad viskas. Ir reikia prisitaikyti tokiam sąlygom dirbti. Man atrodo, kad nemažai kompanijų prisitaiko dirbti toj neramio jūroje ir vis tiek kelti burės ir plaukti priekį. Tai to tikrai labai džiaugiuosi ir kad mūsų komanda irgi tam pasiryžus. Mes darom tos sprendimus. Žinom, kad ne viskas pasiseks. Žinom, kad turbūt bus nesėkmingų investicijų, bet tai yra normali verslo dalis. Ir mes tą turim savo pasakyti, pripažinti. Kaip sako, ten amerikietis verslininkas nėra verslininkas, jeigu nėra bankrutavęs, ne? Taip. Tai manau, kad jau vis drąsiau apie tai kalbame Lietuvoje. Ne? To visiškai nepasakytume apie vokiečius, kur negalima bankrutuoti. Taip. Tai yra tabu subject. Lietuvoje, man atrodo, nebėra tabu subject. Čia gerą kampą iš tikrųjų palėtė apie tas nesėkmingas investicijas ir, tarkim, kada jūs nusprendžiat jau gana viskas, nebebandom šitos rinkos. Po blogų pinigų nedėsim daugiau gerų. Stop loss, ta prasme, ir jau viskas užtenka šito. Išeinam. Jo, geras klausimas. Manau, kad turi įvykti kažkas labai šokiruojančio. Nuo Kipro papasakau. Kipras. Tai kol kas turbūt ne. Tiesą pasakius, irgi kalbant apie drąsa kartais šiek tiek pereina į naivumą, ne? Tai mes buvom gavę signalą apie Kiprą, kad ten neverta mum eiti, nes nepavyks ir mes neklausėm. Tai gal visgi reikia pasitikėti tais kitais, kurie yra bandę negalvoti, kad tau pavyks, jeigu kitiem nepavyko. Reikia pasižiūrėti truputį, kaip sekasi. Geras kampas, kaip sekasi užsienio investuotojams, toje rinkoje. Ar yra jų iš vis? Tai čia toksai kampas. Lenkija, pavyzdžiui... Yra turbūt kažkokia struktūrinė problema. Kažkas vyksta jo ne taip. Tai Lenkija, pavyzdžiui, jūroje yra užsienio investuotojų. Veikiančių daug metų. Tai, tikrai pasitikėjimo sukelia. Tai turbūt per tą prizmę reikia žiūrėti. Šiaip
Mums turbūt toks viena nemaloniausių temų, kur labai negalim toleruoti, tai yra korupcija. Tai mums tikrai yra tas stop, kai atsiranda korupcija. Kai jaučiam, kad yra nešvarų žaidimai, sustojam, ta prasme, tai tikrai orientuojamės į labiau išsivyščiusias rinkas, kur tos korupcijos nėra arba jinai yra absoliučiai nematoma kažkokia ten nereikšminga. Ir galbūt čia yra priežastis, dėl ko jūsų nėra toj rytiniai pietų Europai, kur tos korupcijos daugiau ir mes, kai girdim irgi iš kolegų teisininkų atvažiuoja į Baltijos šalis, sako, pas jūs taip šauru. Ja. Tokia maža korupcija, palyginus ten su, žinai, Balkanais, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, ten tikrai augančios rinkos, bet daug korupcijos. Netgi vėlgi, čia gal įsižėjus kaimynai Latvijai daugiau matom korupcijos negu Lietuvoje. Nors irgi Latvijos tvarkosi ir mes su Latvijais matom, kad vyriausybė praėjusi, dabartinė irgi yra tikrai stipri. Valdybų lygmenį yra daug projektų daro, daug pritraukia. Gerai, dar pašnekam apie komandą, ne? Minėjai, kad samdėt žmonės, kurie turi tarptautinės patirties. Vykdant tarptautinę plėtrą, kiek yra svarbi komanda? Ir kaip jūs tą darot? Ar jūs vykdot iš centrinės savo Vilniaus būstinės, Vilniečiai čia bando daryti sandorius ir investicijas Latvijai, Lenkijai, Vokietijai, Slovakijai, kaip šnekėjome, ne? Galbūt Ispanija, Portugalija čiupinėja. Ar jūs formuojat kažkokias komandas tose šalyse? Kaip tas vyksta? Tai pradžia turbūt startuoti rinkoje samdant vietinę komandą yra labai labai brangu. Taip. Turi tada apsisprendęs būti, nežinau, 10 metų priekį, kad bus to rinka. Ir geri kainuos brangiai, o ir įdirbinėsi, reiškia, turbūt patirsi didelius kaštus, su perspektyva, kad tikrai tenais būsi. Ne? Mes truputį kitą kelią pasirinkom, mes startavom iš Vilniaus, ieškodami patikimų partnerių. Tai Slovakija, minėjau, tie Austrai buvo, kurie reiškia, ne tik tai konsultantai, bet realiai jie investuotojai yra, kurie dirba tenai ir rizikuoja savo pinigais. Tai mes sakom, žiūrėkit, jūs rizikuojate savo pinigais, jūs suprantat rinką, tai mes jumis pasitikim, kad jūs dirbsite dėl savo pinigų. Išnaudojat, žodžiu, jos. Dedat savo pinigus, jie atidirbinė. Ja, kaip, mes bendradarbiavom, nes mes dirbam skirtingose rinkose, tarkim, Lietuvoje, jie mumis pasitikim, tenais mes jais, ne? Tai ieškom, su kuo dirbti. Taip, startuojam visą laiką iš namų, iš Lietuvos. Kaip čia pasakyti, kol kas, pradžia ta buvo sėkminga. Ir kuo džiaugiamės, kad pavyksta dar, bent jau tie pirmieji sandoriai, kad susikalbėti. Ne? Tai randam, kaip susikalbėti, nes tikrai yra rizikų, Lenkijoje. Tikrai ne visi kalba anglų kalba. Mes, aišku, turim ir kas lenkiškai kalba, Vilnius dėkingas kraštas, lenka kalbių yra daug, dirba ir pas mus daug. Tai naudojam. Aišku, dabar turim ir darbuotojų. Pirmą darbuotoją Lenkijoje, kuri valdo mūsų turtus. Planuojam, kaip ir minėjau, plėtrą, kad turėtų daugiau. Nes jau yra bazė, ant kurios statyti. Vokietija šiaip įdomi rinka. Irgi ne visi kalba angliškai, tikrai bankai gavom finansavimą, tai realiai nekalba anglų kalba. Tai tas bankas, kuris nėra žmogaus bankė, kuris kalbėtų angliškai, mane nustebino. Nedidelis bankas, Bremene ir sutartis vokiškos, bendrauti reikia vokiškai. Tai mes turim turėti kažkokį tai vietininką, kuris atstovautų mus. Tai radom. Ačiū Dievui, bet yra problema tam tikra, ne? Kalbos barjeras. Mums turbūt labai keista girdėta, ne? Baltijos šalyse, kad yra kalbos barjeras Vokietijai ir Lenkijai. Mes, kai maži esam, tikriausiai mums gal dėl to ir keista, iš tikrųjų, o kai jie dideliai įsivaizduoja, matyt, kad viskas aplink juos turi suktis. Jeigu ateini į mūsų rinką, turi išmokti vokiškai. Taip. Tai čia šitą mes turėsim spręsti ir aš taip įsivaizduoju, kad turėsim samdyti vietinius. Tai su laiku vietinius reikia samdyti. Tokiose dideliose rinkose, kuriuose mes norim likti. Taip. Gerai, bet dabar jūsų Eika Group, ne? Jūs turit
tarkim, ten NT vystymo komanda, turi statybų, ne, padalinių savo, įmonės net, ne? Taip. Tai dabar, jeigu daro tarptautinę plėtrą, jūs realiai oportunistiškai ten, tu prieini, sakai, gerai, Vytautai, tu imi dabar Lenkiją, o tu, Jonai, imi Vokietiją, ar jūs formuojat kažkokią tarptautinę komandą? Ne, žiūrėkit, mes veikiam pagal sektorius. Tai tarkim, kiekvienas verslas, kuris dirba savo sektoriui, jisai turi savo strategiją. Taip. Ir jisai investuoja resursus savo, tos įmonės resursus, ten į tas rinkas, kur mato perspektyvą, nes kiekvienas sektorius, jisai truputį ciklas skirtingai gyvena, nes statybų paslaugų sektorius. Vienas ciklas yra būsto rinka, kitas ciklas komercinis nekilnojamo turtas skaidosi. Viešbučiai. Tarkim, biurai vienaip, sandėliai, ten logistika visai kitaip, kitam cikle yra, tarkim, prekybos centrai dar savo turi atskirą temą. Tai ir žiūrim, kur yra patrauklu. Pagal kompetencijas, ne, jeigu aš suprantu, kaip statyti karinius miestelius arba ten ligoninės, tai, aš tikrai negaliu niekaip sudalyvauti, patarti, kaip statyti butus, ne, kaip pavyzdys. Tai mes žiūrim, kur, reiškia, pagal kompetenciją, kur, reiškia, yra perspektyva tos kompetencijos specialistams. Tai, tarkim, komercinio nekilnojamo turto, matom Lietuvoje, turim iššūkių dėl plėtros, ne, biurų perteklius, ne, logistikos irgi daug, prekyba, sakykime, šiaip, manau, kad labai lėtai vystosi, ne, šiuo metu. Tai ta komanda, realiai komercinio nekilnojamo turto komanda, jeigu dirbtų čia Lietuvoje, tai jos beveik nereikėtų būti, jinai sumažėjusi 3 kartus. Ne? Tai jie, kad tęstų savo veiklą, tai jie, auktų, jie privalo ieškoti, kur veikti. Tai va, prašau. Ir jie tada savo kompetencijas tada jungia su šalies kažkokiam rinkos kompetencijom. Ne? Tai atskirai veikia, tarkim, IK Asset Management komanda, sakykime, IK Construction irgi, kai Vokietijoje dalyvavo konkurse, visiškai suformavo komandą irgi ten su vietiniais vokiečiais. Tam projektui, ne, subūrė ir dirbo atskirai IK Development, kuri būsto plėtrą užsiema. Lenkijoje vėlgi atskirai formuoja tas partnerystės, ne, ir investicijas būsto plėtrai. Tai yra atskiros komandos. Dalinasi, aišku, informacija, kontaktais, sakykime, ten tiek brokeriai, tiek statybininkai kažkokie, tiek bankai, kurie finansuoja. Taip. Aišku, kad ta informacija vaikšto tarp įmonių, bet fokusas turi būti, toksai sharp, kad aš suprantu labai gerai butus ir aš einu ir ieškau plėtros būtent savo segmente. Ir kaip sakai, kiekviena jūsų komanda, kiekviena įmonė turi užduoti eiti į užsienio rinkas. Teisingai. Nebent čia Lietuvoje labai gerai ir dar neišnaudota rinka, nebent čia daugiau augimo. Bet kokia atveju. Bet taip ir nėra jau, ne? Bet kokia atveju, net jeigu ir Lietuvoje labai gerai. Vis tiek reikia eiti, ne? Reikia tikrai analizuoti ir ruoštis. Gerai, tai apie komandas pašnekėjom irgi. Dar apie klaidas galbūt ir patirtis. Simonui klausimas, kiek tu esi matęs tų sandorių, investicijų, klaidų ir kokios pamokos, ką reiktų mūsų žiūrovam išmokti? Čia geras klausimas, kaip sakoma. Ir mes kaip advokatai, žinai, kaip sakom visada, tai advokatai niekada neklysta. Advokatai niekada neklysta, jeigu laimim, tai advokatas laimi, jeigu pralaimim, tai tada klientas pralaimi. Papasakok, kiek klientai ten klysta. Tai iš tikrųjų tų, kaip pasakyti, klaidų įvairių būna, bet gal aš pradėsiu nuo to, kaip įsivaizduoju ir kaip ta geroji praktika atrodo iš esmės, ne, tai, visų pirma, tai due diligence'as, ne, iš tikrųjų tas teisinis patikrinimas, ar ne vien tik tais teisinis patikrinimas, bet ir mokestinis ir visa kita, jisai yra, kaip pasakyti, svarbus dalykas ir tai nėra prabangos dalykas, bet tai yra privalomas dalykas. Higiena, taip. Bet kalbant apie teisinį patikrinimą, atsiranda iš tikrųjų kaubojų, būna tokių situacijų ir žinau, vieną situaciją Ispanijoje, kai fizinių asmenų grupė jinai nepasitikrinusi nusipirko turtą ir pas mus atrodo registruose yra visa informacija, tu viską gali rasti šiaip iš esmės.
Tokio Ispanijoje ne, visko nebus. Reikia atidžiai viską pasitikrinti. Ir nusipirkus sklypą paaiškėjo, kad jisai patenka ten į aplinkosauginę zoną, įvairūs apribojimai taikomi ir taip toliau. Ir iš esmės, kaip vystymo koncepcija pasikeitė, sumažėjo, dalį sklypo reikėjo parduoti už pigesnę kainą ir taip toliau. Tai va čia toks gal, kaip pasakyti, blogas pavyzdys. Kitas buvo įdomu pozicija. Nebūtumėt pasitikrinę tų pajamų nuomos, būtumėt irgi nudegęs. Pavyzdžiui, taip. Jo, būtų turbūt, kad nesėkminga investicija. Būtų nesėkmės istorija. Daugiau kokių? Kitas momentas, tai aišku yra susidėlioti nuo pat pradžių teisinę ir mokestinę struktūrą. Lietuvoje, turiu omeny. Nes jeigu pirmą randi objektą ir tada pradedi galvoti tik tais apie struktūrą, arba investuoji ir po to tik tais pradedi galvoti, tai tas gali labai brangiai kainuoti. Ir tada ten išėjimo, exito, visi klausimai ir taip toliau, ir apmokestinimo klausimai, jie gali tikrai labai neigiamai paveikti tą investiciją. Tai tiek turto valdymo tenai ir vystymo, ir operavimo, struktūra, tiek išėjimo. Turėjom atveju, nežinau, Doma, ar jūs jau turėjote tokiu atveju, bet turėjom atveju, kur klientai buvo Lenkijoje, sėkmingai investavę, išvystė objektą, norėjo parduoti ir pasiskaičiavo, kad nukrito ten 100 milijonų mokesčių. Ir tada atėjo pas mus, sako, ką daryti, sakom, kodėl tik dabar atėjot, bet tai reikia pasidėlioti. Taip, ir tai būna, jeigu iš karto to nepadarai, tai būna per vėlų tiesiog jau ir viskas, traukinys nuvažiuoja, taip sakant. Aišku, čia tokie baziniai dalykai, kaip ir Domas pasakojo, kiekvienos rinkos yra specifika, ar tai auganti rinka, ar ta rinka yra stabilizavusis, ar ta rinka yra emerging vadinama, ta prasme, tai yra daug tokių dedamųjų, galima sakyti. Ir vis tiek aš galvoju, ir kaip Domas pasakojo apie eikos patirtį, tai pačioj pradžioj projektų vadovai ir projektus išveža, taip sakant, vietinės komandos. Tai yra lietuviai dažniausiai, ne? Jie padaro sandorį. Taip, jie padaro sandorį, jie vadovauja, ta prasme, organizuoja, nes yra taip daug konsultantų, yra vietiniai teisininkai, vietiniai finansininkai, vietiniai brokeriai, bet viską valdyti turi kažkas, iš esmės, ne? Tai konsultantai arba Lietuvoje konsultantai, arba Lietuvos komanda, ta pati jau, kai verslas yra įsisukęs, tai tada savaime suprantama, kad reikia jau to vietinio žmogaus, kuris žino visą specifiką ir panašiai. Gerai. Žiūrėk, dar vieną temą norėjau paliesti. Šnekėjom apie Vilnių, sakei, labai daug investuojat. Klausimas, kaip kiti miestai ir kaip didieji mažesni miestai, kaip jūsų patirtis. Ar yra potencialo pas mus regionuose, ar yra potencialo Lenkijos regionuose ir kaip tie miestai jums atrodo? Dideli, maži. Jo, tai turbūt sostinės natūraliai pirmas prioritetas yra, bet aišku, ten ir daugiausiai yra konkurencijos. Tai, turi su to susitaikyti, ne? Tai gali sakyti ir gražos turbūt mažesnės yra kažkiek. Bet vėlgi priklauso nuo ciklo, ne? Tai sostinės tikrai prioritetas. Toliau, kaip žiūrėti to miesto potencialą, geras labai klausimas yra, nes daug didesni svyravimai rinkų yra mažose miestuose. Tarkim, net Kaunas dabar jau gal stabilesnis, ne, bet Klaipėda tikrai ne. Tai tarkim, Klaipėdos, tarkim, ten kokia nors biurų rinka, ne, ten užtenka vieno naujo biuro ir ta rinka visa pasikeičia. Ne, nes atsiranda didelis kažkoks objektas. Ir yra, kai maža rinka, iškreipia visą rinką. Tai tą reikia žinoti, kad ten kiekvienas žingsnis kažkoks didesnis, Lenkijoje beje yra tas pats, iškreipia rinką. Tarkim, dabar galvoju, Lodzė, berods, Lodzėje, Lenkijoje. Taip sutapo, kad tenais 4-5 dideli vystytojai vienu metu pradėjo Lodzėje vystyti butus, nes trūko butų. Įsivaizduoti, kad tai reiškia su daug pinigų, didžiulės korporacijos, kurios ten stato 1000 butų, atėjo į mažą miestą Lodzę. Dvigubai nukrito, ne? Ne? 5 žaidėjai ir ten, žinai, kokie, nežinau, 2, 3, 4 tūkstančiai butų vienu metu sutapo taip, nes visi matė, kad trūksta būsto. Vos buvo tenai tarp jų.
Mes ne. Atskirai Tai va, tai šitą stebim, kas vyksta, popkornus valgom ir žiūrėsim, gal Nusipirksit kokį. kažkas nusimes norės, ne? Tai va tą reikia suprasti, kad mažos rinkos problema yra jautrumas investicijoms. Gerai, kaip dėl biurokratijos, korupcijos? Mano toks galbūt Atvirkštinė situacija. stereotipas yra, kad tose regionuose daug korupcijos ir ten sunku. Kaip iš tikrųjų? Atvirkštinė situacija, aš sakyčiau, kaip tik regionai, mažesni miesteliai, jie tikrai daug greičiau priima sprendimus ir jie aktyviau ir pozityviau žiūri investicijas. Jiem, reiškia, ateinantis pinigai lemia miesto gerovę, nes kiekvienas Ir didelis mokesčius, projektas, ne? Taip. mokesčiai Darbo plus vietos. pasikeičia veidas miesto, pozityvus įspūdis ir, tarkim, yra ko pasigirti. Tai jie labai, labai kviečiasi investicijas. Nesvarbu, ar tai būtų pramonė, nes mes dirbam, tarkim, Kėdainiuose, ne Šiauliuose, kur pramonės objektai vystomi. Lezuose, taip? Jo, laisvos ekonominės zonos. Ar tai būtų logistika, ar tai būtų būstas, ir taip toliau. Tai ten, pavyzdžiui, kažkoks tai procesas gauti statybos leidimą gali būti, čia ir Lietuvoje, Lenkijoje tas galioja, kokį 10 kartų greitesnis. Negu tarkim, Vilniuje ir Varšuvoje. Taip. Didelis miestas yra išlepęs iš puikės. Visi nori investuoti, kad kalbėjome, ne, konkurencija didžiulė. Vilnius čia sako, žiūrėkit, yra leidimų ten 40 000 būtų statyti. Ko jūs norit? Va, imkite ir statykit. Iš tiesai girdim tokias naujienas, ne? Reiškia, ir šiaip sako, mes ne vien būtų šį statom, reikia mokyklų, taip toliau. Maždaug palaukit. Tai jie tikrai turi krūvį didžiulį projektų ir aišku, ribotus resursus. Nes jie tikrai nepasiruošę yra apriepti ir greitai prasukti. Tai va, tai gaunasi, kad jie to dėmesio per daug gauna ir tas išlepina. Ir tada procesų derinimai gali trukti. Simonas gali pasakoti metus du, ne? Kur, sakykime, turim pavyzdžių ten Kėdainiuose, Šiauliuose, tarkim, susiderinti projektą galima per mėnesį. Sudat? Vienas mėnuo, o čia metai. Kokie skirtumai yra tarp skirtingų miestų, šiaip Lenkijoje yra panašiai. Varšuva, Krokuva skaitoma, kad yra sudėtingiausia. Varšuva natūraliai sostinė, Krokuva ten paveldo labai daug, labai įtakingas yra tas paveldo departamentas, su juo reikia daug ką derinti. Tai va, o ten koks nors Ščečinas, mažas miestelis, 3 mėnesiai yra leidimas. Ateik ir investuok. Lodzė, va, kur sakiau, kad... Taip, Lodzė. Kodėl, reiškia, visi stato Lodzėj? Leidimus greit gauna. Per 3 1, 2 mėnesius ir turi leidimą. Ir varai, žinai. Nesubalansuoja rinkos. Jo, jūs esat pasakę, kad greičiau galima tapti vienaragiu, negu gauti statybos leidimą, ne? Tai čia tikriausiai tiem didiesiem miestam. Mes taip ir vadinam. Įkoj, kiekvienas statybos leidimas yra vienaragis. Ir mes tas vaivorykštės piešiam ten ant sienų, ne? Kai gaunam leidimą statybai. Ir EIKA yra vienaragi šalis. Gerai, tai žodžiu, tie mažieji miestai, mažiau biurokratijos, mažiau korupcijos, jūsų srity, galbūt ten viešuose pirkimuose yra reikalų. Gali būti kitaip, taip. Bet jums lengviau investuoti, bet rinkos mažiau stabilios, ne? Taip. Tai su savo rizika. Pokyčiai yra milžiniški. Su savo rizika, taip. Gerai, tai gal tada pabandom apibendrinti. Paskutinis mūsų epizodas iš šios serijos, pabandykim apibendrinti. Klausimas jums, kiekvienam. Ką patartumėt, Domai, ką tu patartum Lietuvos verslininkui, kuris nori eiti į užsienio rinką? Lenkija, Vokietija, Portugalija. Ką patartum, ką pasidaryti, kokie 3-4 svarbiausi dalykai? Okay. Tai pirmiausias dalykas drąsos, bet ne naivumo, ne? Ta prasme, kad... naivumo. Gal tokio kaubojiško naivumo, ne? Kad užsimerkiu bus gerai, ne? Tarkim, to nedarykit hold my beer. Taip. Žinai, kad hold my beer pamatysit. Tai šito tikrai mes patyrę ir savo kailių matom, kolegos tikrai reikia išgirsti kitų patirtis ir mokintis iš kitų klaidų. Tikrai tas be galo svarbu. Bet neprarasti drąsos, nes kitaip niekada neprimsi to sprendimo, rasi priežasčių nedaryti, ne? Taip. Čia rizika, tai tikrai be drąsos nepavyks, ne? Tai geras klausimas due diligence, tai yra labai nuodugniai tirti visus įmanomus blogiausius scenarius ir negalėtam pinigų.
tikrai išsianalizuoti, kas gali būti ir vat, mokesčiai nesvarbi dalis, ne, registrai tie visi, tarkim, kur sakym, skaitmenizacijos lygis Lietuvoje yra vienas aukščiausių, kur iš tikrųjų informacijos gali ten, nuo rekvizitai LT, ten ir registrų centras, gali labai greit susirinkti informaciją. Kitose šalyse nieko panašaus. Labai daug yra skirtingose vietose informacija, kurios tu pats nesusirinksi. Ne? Tai patikrinimai tie, be galo svarbu ir išgirsti, pasiklausyti kitų patirtį. Na ir čia sunkiausias turbūt dalykas yra susirasti patikimą žmonės. Ar tai yra samdyti žmonės, kuriais gali pasitikėti, ne? Siūsti iš Lietuvos sudėtinga, nes nesupranta specifikos, kalba gali nekalbėti, ne? Tai čia neturiu tokio vieno lengvo patarimo, kaip tą padaryti, bet, turbūt yra įmanoma. Ir arba tu siunti žmogų, kuris greitai perpranta rinką, ne? Yra tokių atvejų, apsigyvena netgi toje šalyje ir išmoksta, susidėlioja savo tą tinklą, kažkokį informacijos srautą gauna ir full time jobą, ne? Aš esu sakęs, kad sėdžiu čia ir tik tai čia. Tai va tas fokusas ir darbas būtent konkrečiai to rinkai, arba rasti, patikimą vietinį žmogų. Gerai, Simonai, ką tu patartum? Kaip vadovui, aš galvoju, pirmiausia, reikėtų suprasti, ko tu nežinai. Yra sritis, ką tu žinai, bet yra tikrai daug dalykų užsienio šaly, ko tu nežinai. Ir čia jau mes kalbėjom, aišku, yra teisiniai patikrinimai, yra mokestiniai patikrinimai, bet visų pirma, matyt, reikia turėti gerą projektų vadovą čia Lietuvoje tikriausiai, pačioje pradžioje. Ar tai būtų konsultantas, ar tai būtų darbuotojas įdarbintas, kuris, kaip Domas sako, full time job dirbtų iš esmės. Ir be abejo yra naudinga turėti gerus partnerius kokioje nors šalyje. Ypač naujoje šalyje. Jo, ypač naujoje šalyje. Ne visą laiką tai yra įmanoma matyti. Galima, aišku, iš kitų pasimokyti, iš kitų sėkmių ir nesėkmių pasimokyti. Ir, aišku, tie sanitariniai dalykai, apie kuriuos mes kalbėjom, tai čia yra must, tai nėra išlaidos, tai yra investicija, tai yra teisiniai patikrinimai ir taip toliau ir panašiai, va tokie visi dalykai. Aišku, rinkos tyrimas vėlgi geras pavyzdys Lodzėje, Domas sakė, neinvestavo, matyt, ne veltui neinvestavo, dėl to, kad vienu metu visi didėjai vystytojai suinvestavo. Tai tikriausiai, jeigu nepadarytum rinkos tyrimo, nusipirktum sklypą, gautum statybos leidimą ir po to pamatytum, kad tenais jau 5 vystytojai stato, tai pagalvotum, o gal jau nebeverta dabar statyti, gal reikia palaukti. Tai matyt, čia tokio vieno universalaus atsakymo nėra, yra visuma aplinkybių ir tiesiog tirti, mokytis. Tai ką girdžiu iš abiejų, drąsa, lietuviška drąsa, pasiruošimas, pasitikrinimas ir pasiplanavimas ir teisingi žmonės. 3 dalykai, taip. Gerai, tai to gal ir pabaikim. Pabaigai paskutinė tokia mūsų tradicinė tema, klausimas, kokias kitas tinklalaidės, aišku, šitą labai turbūt žiūrėsite ir žiūrite, bet kokias kitas tinklalaidės, knygas žiūrite, skaitote, pasidalinkit. Atsipalaidavimai. Tai čia, turbūt truputį taip šabloniškai skambės, bet Diary of a CEO. Aha. Turbūt daug kas klauso. Tai aišku, užkabina tas pavadinimas CEO, bet iš tikrųjų temos žiauriai skirtingos yra. Ir psichologinių daug temų, tai nežinau. Esu klausęs, reikia sugrįžti. Diary of CEO, tokia labai praplečianti akiratį tinklalaidė, tai nemažai klausau. Net juokinga, dabar mano sūnus 11 metų pradėjo irgi klausyti, rado savo temų šitą tinklalaidį. Įdomu. Simonai, ką tu? Aš klausau tokios tinklalaidės How I Built This. Kalbama dažniausiai ten apie verslo sukūrimą. Tai tiesiog įdomu pasiklausyti irgi įvairiausių idėjų, kaip įvairūs pradžioje tik tais mintis ir iš tų minčių ir idėjų gimė
tie didieji verslai. Taip sakant, vat, kaip ir mūsų klientai, kuria kažką, daro, verslus daro, tai vat, galima sakyti, mokomės ir mes iš klientų ir būtent toj tinklalaidėje apie tai yra kalbama. Gerai, įdomu. Mes kasdieną dirbam su tokiais klientais žaviais kaip IK grupė ir kiti, kurie kasdieną kažką daro, bet dar pasižiūri, prisidedi. Gerai, tai ačiū labai visiems žiūrėjusiems. Kaip sakiau, paskutinis 6 epizodas, bet formatas tikrai pavyko, žiūrėsim, ieškosim galbūt kitų būdų pratesti. Tai toliau žiūrėkite, laikinkite, dalinkitės, prenumeruokite ir pasimatysim. Ačiū. Ačiū. Ačiū.